Sveiki gerbėmieji žinių radijo klausytojai, su jumis penktadieninė šios vasaros laida Atostogos kaime. Prie mikrofono Diana Dubatauskienė. Šiandien vėl išvykome į kaimą. Šį kartą patraukėme į didingo gamtos grožio Molėtų kraštą. Akis lepina nuostabus pušynai ir nepakartojami ežerai. Kalbiname Lietuvos kaimo turizmo asociacijos Molėtų skyriaus pirmininko pavaduotoją Eugenijų Žalą. Sakykite, Eugenijau, kuo Molėtų kraštas vilioja atostogauti žmonės kaime? Molėtų rajone yra 30 kaimo turizmo sodybų priklausančių asociacijai. Jos yra patrauklios tuo, kad randasi labai gražiuose vietose, labai gražioje aplinkoje. Kada mes su svečiais kartais pavažiuojam pagrybauti, paugauti, praeinam pro mišką ir jie nustebę, kad dar yra tiesiog pačios gamtos sukurta tokie parkai. Žavisi labai švariu vandeniu. Mūsų meras labai daug dėmesio skiria rajonų patrauklumui. Sugalvoja neseniai tokį šūkį, kad Molėtuose tai yra viskas tikrai. Mes labai mažai turim kažko patys pridėti prie savo verslo, kadangi viską mums sukuria gamta. Labai laukiam visų. Neatsitiktinai, tokio ypatingo kraštovaizdžio vietovėje lankomės draugiškoje gamtai sodyboje ir kalbiname jo šeimininką Feliksą Laivį. Gerbiamas Feliksai, jūs taip arti gamtos. Papasakokite, prašau, kas yra draugiška gamtai sodyba? Vienas klientas tai pavadino sodybą. Mes nesistengiam pateikti kuo daugiau civilizacijos pasiekimų, o stengiamės tarsi šiek tiek sugrįžti atgal į praeitį, į gerokai nutolusią praeitį ir pateikti taip, kaip kaime žmonės gyveno tūkstančius metų. Tai stengiamės, kad būtų tikrai patogu, bet tie patogumai būtų būtini ir minimalūs. Mūsų protėvių tikėjimas buvo toks, kad buvo labai pagarbus požiūris į aplinką, į gamtą, į medžius, į žolę, į visą gyvį esantį aplinkui. Na, ir buvo tokia, galima sakyti, išgyvenimo kultūra, kur galima iš gamtos imti tik tiek, kiek tau reikia. O nepertekliaus kultūra. Šiuolaikiniam žmogui labai įdomu sukurti perteklių ir jį paskui labai išradingai naudoti. Mūsų protėviai kaip laukinis gyvūnas. Ima iš gamtos tik tiek, kiek jam šiandien reikia, kiek jam metams reikia. Tai mūsų patarlėse, pasakose, pamokymuose sakoma, imk iš gamtos šiandien, ką jį duoda šiandien. Rytoj to nebegausi už jokius pinigus. Bet negalima imti tiek, kiek nesuvartosi. Jeigu žolytės skini, pamastyk, kiek jų suvartosi. Jeigu tu ten ruoši vantas, pamastyk, kiek tu jas suvartosi. Žodžiu, toks tausojantis gyvenimo būdas. Viską gaunam už dyką, iš dangaus, iš kosmoso, iš žemės, iš gamtos. Ir dar kitas dalykas, dėl ko aš ir pasirinkau, kad etnokultūrai tarsi raudona gija visuose pamokymuose eina apie švarą gamtos, apie oro švarą, apie vandens švarą, apie žemės švarą, apie ugnies švarą. 4 stichijas, kurios pabrėžiama, kad tai yra svarbiausi dalykai ir jų nevalia jokiais būdais užteršti. Mūsų toks noras patiems gyventi darniai su gamta. Ir klientus, dėl to toks slaptas tarsi noras, kad ir jie kiek galima draugiškiau gyventi su gamta. Atvažiavusi jūsų sodybą jaučiasi, kad čia tarsi sustoja laikas, nebejauti to skubėjimo, taip gera, taip ramu. Ar jums tai yra darbas ar labiau gyvenimo būdas? Iš tikrųjų tai darbas taip pat, bet labiau gyvenimo būdas. Gal viskas kartu, bet to kaip po biznio netiek jau ir daug. Na, išgyvenam. Sau vos ne vos susikūrėm darbo vietą, bet malonę darbo vietą. Žodžiu, dirbu tai, ką noriu, gyvenu taip, kaip noriu, o tai labai daug. Kaip jūs supratote, kad žmonėms reikia tokios sodybos, kur jie gali atvažiuoti ir visiškai užsimiršti laike? Iš tikrųjų tai labai paprasta. Viską darau savo. Ir galvoju, kad jeigu man kas patinka, galbūt kažkam irgi patiks. Praktiškai labiau stengiausi pabūti vaiku ir
paklausti, ko aš kaip vaikas norėčiau. Į tą ir darau. Ir pasirodo, tam tikrą dalį žmonių visiškai patinka. Taigi nesistengiu kam nors įtikti. O ką siūlote savo poilsiautojams? Mūsų platumose, kai žiemos metu, tamsesnių tuo metų laikotarpiu trūksta saulės energijos, tai labai svarbus elementas yra pirtis. Pradėjau labai domėtis, kas tai yra pirtis. Ką tai žodis reiškia, kokie ritualai, kokie priesakai ir kodėl jin tokia svarbi. Pasirodo per vantas, per žolynus, per jų aromatus, jeigu mokam juos išsaugoti iki žiemos, tai mes galim sugrįžti į tą laikotarpį, kaip dabar joninių vasaros, kada ryšam vantas, ir pabūti žiemą savaitę, dvi, va šitam laikmetį. Tarsi gauti tokią didelę dozę saulės energijos. Jeigu mokam pirtyje naudoti vantas, tai yra išgautos aromatus, tos kvapus, tas veikliasias medžiagas ir mes juos sukvepuojam ten. Galim gauti, sakysim, ką geriant arbatas, per vieną pirtį galim gauti mėnesio, netgi metų dozę. Iški ir 2 savaitės gali užmiršti, kad žiema, kad ruduo, kad dargana, kad nėra saulės. Mūsų protėviai mokėjo. Taip, kad nebūtų depresinių nuotaikų, niūrių nuotaikų, tai labai padeda pirtis. Aišku, tai čia tik vienas aspektas. Labai daug galima ir papildyti kraują, visokiausiai medžiami organizmai išsivalyti. Per maistą mes negalim kai ko gauti. Ten prausdamiesi kažkaip vėlgi įsivalyti negalima. Pirtelė va tokius dalykus padaro. Kontrastuoja ne tik šiluma, bet kontrastuoja drėgmė, garas, kvapai, vanduo. Žodžiu, visos stichijos pulsuoja. Žmogus įmestas į tą irgi priverstas pulsuoti. Ir jisai, kvepuodamas tų vantų aromatus, to žolyno aromatus, gali iš tikrųjų pakeisti savo kraujo sudėtį, savo būseną įsivalo šlakai iš giliausių organų, iš kraujagyslių ir ne tik per odą. Per odą irgi, bet daugiausiai vis tiek vyksta 4/5 per plaučius. Tai tokio kito instrumento aš nemačiau sugalvoti. Įėjome pirtelę, čia taip šilta, kvepia medis, vantos. Iš oro mes gaunam 4/5 sveikatos ir energijos. Ar įsivaizduojat, kiek tai daug? Iš vandens, iš to lygusio 1/5 dar 2/3. Tai yra maždaug 93% mes gaunam iš oro ir iš vandens, visas energijos ir sveikatos. Girdite akmenų kalbą, tai oro stichija. Ateis šiluma, tai ugnies stichija. Pajusit kvapus ir drėgmę ant savo kūno, tai vandens stichija. Ir mes prisiderinam, pripratinam tas stichijas ir pradedam veikti tarsi visi kartu. Tuo ir ypatinga pirtis senoviška, kad čia rekordų nesivaikom, o einam labai iš lėto palaipsniui. Priėjome vandenį. Feliksai, sakykite, prašau, koks čia vandens telkinys? Šiaip jau visos sodybos didžiausia vertybė ir yra šitas vanduo. Tai yra šaltinių vanduo, kuris veržiasi iš po žemės. Jis yra truputį šarminis, bet aplinkui yra durpė. Tai yra rūgšti terpė ir čia nusistovi ta pusiausvyra, kad nereikia jokių muilo, šampūno, jokių cheminių priemonių. Viską puikiausiai gaunam natūraliai. tą man pirmiausiai parodė miško gyvūnai. Kai pasninga pirmas sniegas, tai matosi, kaip pripėduota iš miško žvėrelių paukščiai ateina čia gerti. Netgi ir klientai, jeigu atvažiuoja su gyvūnėliu, tai jis pirmiausia eina ir atsigeria. Paskui aš jau aišku patyrinėjau ir tas vanduo čia turi visokiausių mineralų, bet ir jo tas rūgštingumas panašaus kaip lietaus vandens, jis yra toks minkštas. Ir man asmeniškai tai pats didžiausias atgaivos šaltinis. Reiškia, niekur kitur aš negaliu taip gerai atsigauti, kaip kad įsimaudęs šitose vandenyse. Tai
Ta pastebi ir mano klientai, atvyksta iš gana toli vien dėl to vandens. Mūsų kūnas sudarytas 80 beveik procentų iš vandens, tai mums labai svarbu, kokiu vandeniu mes naudojamės, kokį vandenį vartojam ir susiliesdami su gamtoje esančiu vandeniu mes ir savo vidinius vandenis galim labai atkurti tas struktūras, kad mūsų sveikata, gera jausena, tiesiog būtų lengvai ir džiaugsminga gyventi. Ar jų vartotojai subrendę šitoms jūsų siūlomoms paslaugoms? Aš manau, kad taip, nes tai yra mūsų viduj. Tiesiog daugelis jaunų žmonių, kurie mąsto apie savo vaikų ateitį, apie savo sveikatą, kurie sunkiai dirba, nori pailsėti, tai jie tikrai jau šitam subrendę, žino ir atranda, ko nori. Ir turim 14 pastovių klientų, kurie lankosi kas 2 savaitės, kas savaitę, kas mėnesį, vien dėl poilsio, tikro poilsio, reiškia, gamtoje. Čia aplink taršos nėra jokios, o gamtai neišpasakytai turtinga. Iš tikrųjų labai dėkinga vieta. Čia viskas yra, ko žmogui reikia. Turbūt pastebėjot, kaip keičiasi gamtos pajautimas pas jūs pailsėjusio žmogaus. Koks jis išvyksta iš jūsų sodybos? Iš tikrųjų atvažiuoja grupė žmonių, jų tarpe būna vienas kitas skeptikas, kuris sako, ką aš čia naujo galiu rasti, kiek aš žiūrėsiu į tą vieną kokį pušę ar akmenį. Bet tankiai pusvalandžio po valandos jo emocijas, mintis pasikeičia vos ne 180 laipsnių. Jis pradeda šypsotis, pradeda gerai jaustis ir toks man tai net maloniausias ir jam pačiam, kaip tai galėjo atsitikti. O tie, kurie jau taip nusiteikę atvažiavę, tai jie atranda, tai ko ieškojo. Bet būna ir tokių, kurie, taip neįsivaizduoja, kaip galima būti laimingam gamtoj be išorinių dirgiklių. Svečiavomės ir ilsėjomės pas Feliksą Laivį. Išvykstame lik naujai gimę. Tokių sodybų Lietuvoje yra ne viena. Visų jų ieškokite www.atostogaskaime.lt. Dėkoju visiems klausiusiems. Kitą kartą vyksime į kaimo turizmo sodybą rengiančią šeimos šventes. Su jumis buvo laida Atostogos kaime. Iki kito penktadienio.